daug mes čia prisiklausėm apie visokius mankurtus, kitus sudėtingus dalykus. O vis tik tais, koks jūsų požiūris į plokščios žemės savoką? Dabar ypatingai, kiek pasižiūrėjau internete, tai ypatingai kažkaip tai ant bangos šito. Netgi keista, kad jūs paklausėt, būdamas kosmonautas. Aš net norėjau tos temos, kažkaip labai daug yra ir tų dokumentikų dabar įvairiausių. Ir kas įdomiausia, gan tokie pasaulinio maštabo profesoriai apie tai kalba, mane kas va priblaškė. Aš kiek žiūrėjau iš kosmoso darytų nuotraukų, nė vieno nemačiau sferinio, visur apskritas plokščias vaizdas. Atvirai pasakysiu, sakau, man pačiam keista, kad labai pasaulinio maštabo profesoriai skaito pasą. Aš labai daug žiūrėjau apie šitį, tikrai. Čia dabar ant bangos va šitas yra. Anksčiau nebuvo, kažkaip nesigirdėjo tokių dalykų. O vis tik tai tada žemė ant dramblių, ar ant nugarių, ar vandeninė plaukė? Ne, čia tai be abejo tos teorijos, tai taip, bet jie ten ganėtinai tokių įdomių argumentų pateikė, bet šiaip aš neturiu nuomonės. Jeigu patvarai pasakius, neturiu. O kas ten žino? Bet vėl, kaip ir minėjau, sakau, kaip ir buvo, mes video padarėm, mano durų yra užrašyta, kas ne geometras, lai čia neužeina. O kas tai yra geometrija? Tai trimatė erdvė, visų pirma. Keturmatė, kvintesencija, kas yra, tai yra penktoji esmė. Tai, bet yra, egzistuoja tokių žmonių, sakykime, kurie į mokyk nemokės, jis laiką matys tik plokščiai. Tai lėkštos lėkštutės. Atsakykit man į klausimą, ar gali būti nelėkšta lėkštutė? Kaip jūs manot, kosmonautai? Šešėlį. Kaip jūs, gali būti nelėkšta lėkštutė, ar ne? Gali, visko gali. Juk pats žodis nusako mūsų kalboje lėkštutė. Dubuo. Tada taip, bet jis jau nebebus lėkštutė. Jau bus bet jau jisai yra trimatis. Bet kilmė yra ta pati. Nu tada gerai, tada kitą užduosim kitaip. Ar gali būti neturi taurė? Manau, kad gali, tik tai dabar žodį reikia surasti, kokį nors tinkamą tam. Man atrodo, kad jau pats žodis nusako taurė, taurė, taurė. Taurė, jinai yra taurė. Ir jeigu jin bus nešvari, tai reiškia, nebėra taurė. Kažkokia ten, patį žodį nusako. Ir yra daug tokių tiesa, tokių labai keistų dalykų. Sakykim, pažiūrėjau, paduok man rankšluostį, nori nusišluostyt kojas. Bet vis tiek mes vadinam rankšluostį. Bet tai galima atsiprašinti, bet galim ir bibį nusišluostyt. Sutikit su šito, turėtų būti ir bibešluostis, ir kojašluostis, ir veidašluostis. Nu taip yra. Gerai, tada... Arba pabaigsiu dar mintį, arba veidrodis. Bet palaukit, veidrodį aš galiu ir bibį pasižiūrėti, ir kojas pasižiūrėti, ir netgi kampu tam tikro atsistojęs, savęs galiu nematyti, galiu visai kitą žmogų pamatyti. Ar ne? Arba su automobiliu, o dabar mes važiuojam, aš galiu žiūrėti vidradėlį ir matyti, kas už manęs. Savęs nematau, bet matau, kas už manęs. Bet mes vis tiek vadinom veidrodis. Sakykit, ką norėtų sakyti. Senais laikais visiems žmonėms buvo labai įdomu žemės sandara. Jos savoka, nors ir ateina ten iš tų senų laikų, jau Šumėra, Mesopotamija ir panašios senovės civilizacijos ganėtinai turėjo gerą ir aukšto lygio aplinkinio kosmoso suvokimo. Viduramžiais visą tai buvo prarasta ir vėl iš naujo buvo ieškoma, dėl ko aš ir paminėjau tą plokščios žemės savoką. O kosmoso sandara, erdvės, visatos, galaktikų. Man dabar kyla klausimas, kas slypi iš viso to burbulo? Aš įsivaizduočiau, kad tai yra burbulas. Negaliu pasakyti, sakau, aš daugiau žiūriu į save, į dorybės, neveltui mane šventų žmogų vadinas. Čia ne aš vadinu save taip, mane taip vadina žmonės. Bet jeigu priimsim prielaidą, kad mes čia gyvenam kalėjime, kažkada kalbėjom. Yra, taip tokių yra. Kažkada kalbėjom. Tiesa, vakar labai gerai vakar mintį vieną perskaičiau, būtent irgi kažkaip panašią tematiką, tokį diskusiją skaičiau, tai kad labai patiko, labai gražiai įvardina. Kosmoso nusikaltėliai mes žemėje, tai yra kosmoso nusikaltėliai. Kosmoso šiukšlės. Ne, arba bet pirmą kartą, kosmoso šiukšlės tai taip, kosmoso šiukšlės, bet kosmoso nusikaltėliai. Labai gerai įvardėjo. Mes galbūt esame, galbūt, čia esame tikrai kosmoso nusikaltėliai kažkokie. Ir tiesiog atliekam čia tam tikrą bausmę. Nes skausmo čia tikrai netrūks. Sutikit šito, kad vėl išsigrynint, išsityrint,
Ir vėl grįžti, galų galia pati Žemė, kaip ir sakiau, tai irgi yra mini planeta, tai irgi yra kosmosas, mes gyvenam kosmosas. Tai reikia suprasti. Ne kažkur, Mes gyvenam iliuzijų pasaulyje. arba iliuzijų. Nežinojame, iš tikrųjų, tai žinau, kad nieko nežinau, tai aukščiausia pažinimo savoka. Mankurtas žino viską, jie žino viską, jiems klausimų paprasčiausiai nekyla. Jiems nekyla klausimų. Kaip vienas poetas iš Biržų, vardą gal nesakysiu, pavardės žinomas labai žmogus, yra parašęs tokius žodžius, man labai strigo. Ryjimas, myžimas, šikimas, pisimas. Tai visas mankurto veikimas. Čia tik citata tokia, tarp kitko iš eilėraščio. Ryžimas, myžimas, šikimas, myžimas. Pirkimas dabar dar galim pridėti. Beprotiškas pirkimas, aš dar pridėčiau. Pirkimas.